You know what? When my children will ask me what happened back in your day, I'll tell them I've seen some crazy motherfucking ass shit, man, back in my day. And one of them was Festival Lithuania Mania that happened on 2nd of March in Bar 122. Oh damn, that was some crazy... Oh sorry, wrong show, sorry. Welcome to our internet TV show called Party Dragons. And tonight we got an exclusive chance to interview two most famous Lithuanian artists pretty much at this time, called Kreivi Kapishonai, after their hit, and we're gonna try to give you as much information about the band before the upcoming festival on 2nd of March in Bar 122 as much as we can. So I'll be back tomorrow. Labas vakaras, man labai didelė garbė būti šį vakarą čia su jumis, tai nieko nelaukime ir pradėkime mūsų interviu. Kaip jūs reagavote į staigų populiarumą po pirmojo grupės hito 3 akordai? Nu kaip, sureagavom, aišku, staigiai sureagavom. Buvo gerai, taip smagu buvo, ja, babkių buvo viską. Mums kas yra svarbiausia, kad ne kaip mes reaguojam į populiarumą, bet kaip žmonės reaguoja į tai, ką mes darom. Taip. Mes tiesiog dirbam ne dėl savęs, jūs negalvokit, taip, mes dirbam viską darom dėl fanų. O ar rašydami dainą 3 akordai vaikėtės komercinės sėkmės? Ne, aš manau, kad iš esmės mes vakar apie tai kalbėjom, kad komercinė sėkmė vaikėsi mūsų. Mes stengiamės nuo jos pabėgti, bet tiesiog... Apskritai, aš kai rašiau, kai mane įkvėpė, tas jausmas, kai pajutau, kad mes norim parašyti šitą dainą, tai buvo kažkaip tikrai negalvojau apie tai, tiesiog norėjosi išreikšti tai, ką aš tuo metu jaučiau. Supranti? Suprantu, aš... Mes apie tai daug kartų šnekėjom, jo. Mes tikrai esame tokie daugiau menininkai. Emocijos žmonės, emocija vadovavimas. Taip, mes tokie labiau menininkai, ne kažkokie... Mes nepardavėjai, mes turime didelį kontraktą, žinoma, su ta leidybė. Taip, bet čia yra tik tiesiog, kad kažkas turi sumokėti už lap dances. Žinai, tik dėl to. Narkotikai, kaip sakant, patys. O kaip manote, roko žvaigždės gyvenimo būdas tikrai egzistuoja, ar tai tiesiog žiniasklaidos sukurtas mitas? Tai reikėjo turbūt klausti roko žvaigždžių, nes mes žvaigždėm nesijaučiam, ne? Mes... Tas gyvenimas, taip žinoma, gyvenimas yra gyvenimas, jis eina ar tu roko žvaigždė, ar tu statybininkas, tai visiškai nepriklausoma. Mes tiesiog... Mes visiškai neskirstomės, kažkaip, kad mes čia... Taip mums pasisekė, kad su ta viena daina, bet nieko nekeičia. Mes vis tiek... Tu prasme, tie 3 Grammy žiauriai gerai atrodo nuo lentynos, bet aš galvoju, tai jie taip pat gerai atrodo nuo kieno nors kito lentynos. Mes mielai tą savo šlovę daliname su visais, ko galim ir stengiamės dėl... Kaip aš jau sakiau, mes dirbam tik dėl fanų, mes jaučiam palaikymą, dėl to mes tiesiog... Taip, ir dėl to taip vyksta viskas. Jūsų daina buvo plačiai interpretuojama, bet ką iš tikro norėjote pasakyti savo populiariausių kūrinių? Labai geras klausimas. Čia apie Buttfuck? Jo, čia apie 3 akordai. Jo, 3 akordas, bet... Tikrai gera daina, nesitikėjau taip šį. Kaip, mes nelaikom to savo populiariausių kūrinių, nes... Mes turim geresnių darbų. Mes turim geresnių darbų, bet tai publika, taip, mes žinom, nes mes dirbam tik dėl fanų. Mes norėjom fanai, jeigu jie mano, kad tai gera daina. Ir jeigu jie mano, tai jie ateina 2nd of March, tai Bar 122. Where we perform. Yeah. Mes grosim savo ekskluzyvį, we're gonna play our exclusive DJ set there, so... Yeah, like, you know... We would love to see you all there, if you really like what we're doing. Tiesiog mes išeisim iš proto. For you. Tik dėl fanų. Ar kas mus įkvėpė tai dainai? Tiesiog kiekvieno vyro gyvenime yra tikra meilė. Taip, yra tikrai. Ir ta daina tikrai mūsų neįkvėpė, ta meilė visiškai nebuvo nieko bendro. Mes abu mylėjom tą pačią moterį. Taip. Ir jinai nusprendė, kad jeigu mes negalim suprasti, kuris labiau to norim, tai tiesiog nei vienas to negausim, tos meilės iš jos. Ir mes tiesiog norėjom... Ir mes taip norėjom, kad mes... Kiti kūrėjai rašo taip, ką jam sako rašyti, o mes ką jaučiam, tą rašom. Jo, taip. Mes tą vakarą taip jautėmės, susėdom. Mes taip jautėm tą Buttfuck.
kad tiesiog negalėjom apie tai neparašyti. Tiesiog tai išėjo tas trečias akordas, tiesiog nusėdom pirštų ir tiesiog prašysi, kad jį parašyti. Ir mes tiesiog atsakėm į tą mūsų šauksmą. Mūsų mūzų beje buvo tą vakarą rengelį, žinoma. Taip, tokia. Mūsų kambariokai iš Vilniaus, iš Pilaitės beje. Iš Lenkijos. Nelabai suprantam, ką jinai šneka, iš tikrųjų lenkiškai. Bet man rods, kad ne visom kalbom reiškia ne, bet tiesiog mes interpretuojam tą žodį kitaip. Taip, gerai. Akivaizdu, kad muzika jūsų gyvenimo variklis, tačiau ar randate laiko kitiems užsiėmimams? Ne. Palabiškai. Tavo. Kitiems užsiėmimams, taip, aš pavyzdžiui, aš mokau šokti striptizą jaunas merginas, ką tik atvykusios į Angliją, bet tai yra tiesiog hobis, tiesiog kaip pat mano atidavimas savęs dalies visuomenės, kuri man labai daug davė. Kažką reikia atiduoti. Taip, jeigu tu gauni paskolą, tu turi ją gražinti ir aš gražinu savo paskolą, mokydamas dažniausiai. Jis labai gerai daro. Ja. Aš tai tiesiog paslauga visuomeniai. Ne toms merginams, kurie šoka, ne, tai visuomeniai, kurie žiūrės, kaip aš šoka. Aš irgi labai mėgstu viską, daug daryti visko. Nes aš labai daug praleidžiu laiką iš tikrųjų su seneliais. Tavo seneliai visi myli tavo senelius. Taip, jie labai puikūs žmonės. Ir jeigu jos visuomenė atskiria, tai nereiškia, kad mes tai turime padaryti. Mes galime jiems padėti. Ne visi turi mylinčius vaikus iki pat senatvės. Taip, jie nusisuka nuo jų. Aš to verksiu, nereikia, prašau. Aš to verksiu. Mane kaip menininką tokie dalykai jautros sielos žmogų, mane tai žaidžia. Gerai, tęsime gal interviu. Prašau. Na ir paskutinis klausimas šį vakarą, tai ką planuojate ateityje, vyrai? Taip, mes dabar dirbame ant... Tiesiog aš galiu pasakyti taip trumpai ir aiškiai. Aš dar norėsiu. Aš žinau, kad tu norėsi, aš galiu tiesiog, taip, aš tiesiog vieną dar žodelį, kad nedaug ką galima planuoti, kai žinai, kad ateina toks renginys kaip Lithuania Mania. Nes suplanuoti sekantį koncertą yra žiauriai sunku, nes aš žinau, kad mūsų fizinė, mes taip tą vakarą atiduosim visų save, kad greičiausiai mūsų fizinė būklė neleis performinti ateinančius mažiausiai 2 mėnesius, 2-3 mėnesius. Yeah, of course, I can repeat that in English. Before the event, Lithuania Mania, you can't plan much in the future because our physical condition after the event, we're gonna give our full load of us to people yeah, who are listening to our music. We're so give our souls there. Yeah, our souls. We might need 2 or 3 months to recover. Yeah. Just more. It's gonna be crazy now, guys. You have to be there. I stopped that already. And yeah, we're working on new hit. We're working on We're gonna use ancient, ambient Romanian sample and some guitar, of course. And some guitar, yeah. And like it goes something like. Atsiprašau, labai įsijaučiau. Kaip gera buvo, ar ne? Gera daryti tai, ką myli. Taip, ir tai tiek dabar. Tai mes norėjom padėkoti labai Party Dragons for this interview because it was really just a pleasure. Yeah. And we're always open for new opportunities. If you need bookings, just contact us. Yeah, just contact us on our Facebook or whatever. So just and see you all on second. Kids, don't take drugs. Don't buy drugs. Yeah. Become a rock star and get them for free. Okay, thank you guys for your time. 2nd of March, Bar 122, Lithuania Mania.